Kol vienoje Taikos prospekto pusėje esantis ir kadaise tarp miestelėnų pavadintas buities rūmais pastatas dar tik laukia savo atgimimo, kitoje šios pagrindinės miesto arterijos pusėje ilgus metus apleistas, bet spalvinga Klaipėdos istoriją menantis statinys jau iškeliauja nebūtin, užleisdamas vietą šių dienų aktualijoms. Taigi Taikos prospekte 105 numerį pažymėtame sklype šiuo metu griaunamas buvęs kino teatras Jūratė ir Kastytis. Tačiau šios vietos istorija prasideda prieš beveik 50 mečius. Kino teatras Jūratė ir Kastytis duris atvėrė 1977 m. vasarį. Tai buvo 7-asis tuo metu Klaipėdoje veikęs kino teatras ir vienintelis toks objektas pastatytas piečiau Baltijos prospekto. Pastatas buvo statomas pagal tipinį projektą, pritaikytą konkrečiai vietai. Kino teatro projektą rengė architektas Ramūnas Kraniauskas. Jame veikia 2 kino salės – Mažoji Jūratė ir Didžioji Kastytis. Vienu metu kino teatras buvo itin populiarus, lankytojų netrūko, o ši vieta daugeliu klaipėdiečių tapo neatsiejama laisvalaikio dalimi. Tačiau laikui bėgant situacija pasikeitė. Didelę įtaką turėjo kino teatrų modernizacija, o vėliau modernių kino salių atsiradimas prekybos ir pramogų centruose. 2008 metais Jūratė ir Kastytis dar buvo trumpam atgaivintas, tačiau dėl didelių išlaikymo sąnaudų ir nepakankamo žiūrovų skaičiaus kino teatro veikla vėl nutrūko. Vėliau pastato gyvenimas pasikeitė. Čia veikia naktinis klubas, vyko renginiai ir uždaros filmų peržiūros, veikia kitos pramogų ir komercinės veiklos. Tačiau kartu su pastatu gimė ir vienas svarbus šios vietos meninis simbolis. Tais pačiais 1977 metais pagrindinio kino teatro įėjimo prieigas papuošė skulptoriaus Gintauto Jonkaus sukurta skulptūra Jūratė ir Kastytis. Ji nebuvo atsitiktinis dekoratyvinis elementas, o originali kino teatro architektūrinės ir meninės idėjos dalis. Šiandien, kaip pats pastatas jau griaunamas, skulptūra išlieka. Griuvimo darbus atliekantis darbininkai mums pasakojo, kad ji bus išsaugota, nors viešai kol kas nepaskelbta, kaip tiksliai ji bus integruota į būsimą šios teritorijos projektą. Taigi gali būti, kad iš beveik 50 mečius čia stovėjusio kino teatro ateityje būtent ši skulptūra liks svarbiausių priminimų apie legendinę Jūratės ir Kastyčio istoriją. O kas numatyta šioje vietoje? Taikos prospekto 105 sklype, kurio plotas siekia daugiau nei 0,5 hektaro, jau pakoreguotas detalusis planas, oficialiuose dokumentuose numatoma keisti statybos ribas ir statybos zoną, pertvarkyti automobilių stovėjimo vietas, tikslinti įvažiavimus ir išvažiavimus bei apželdinimo plotus. Vietoje senojo kino teatro numatoma nauja prekybos paskirties plėtra. Kol kas viešai nėra paskelbta, koks konkrečiai prekybos objektas čia iškils, kaip atrodys būsimas pastatas ir kokia bendrovė jame įsikurs. Tačiau aišku, kad teritorija bus iš esmės pertvarkyta naujam komerciniam objektui. Tai baigėsi dar vienas svarbus Klaipėdos miesto istorijos etapas. Pastatas, kuriame beveik prieš pusę amžiaus rinkdavosi kino žiūrovai, o vėliau naktinių klubų ir įvairių renginių lankytojai, netrukus visiškai išnyks. Tačiau Jūratės ir Kastyčio vardas panašu iš šios vietos dar nedings. Jei skulptūra iš tiesų bus išsaugota, ji ir toliau primins, kad čia kadaise stovėjo vienas žinomiausių pietinės Klaipėdos kino teatrų. Nepamirškite palaikyti ir Klaipėda TV kanalą savo patiktukais, komentarais, video dalinkite su draugais. Tik tokiu būdu ši keista idėja kurti Klaipėdos istoriją internete išliks ir bus labiau matoma. Ačiū, kad esate drauge.